padėkos vakarą. Labą vakarą, gerbiamas dekanė, gerbiami tarybos nariai, savivaldybės vadovai, brangus nominantai ir brangus šilališkiai. Šį vakarą susirinkome padėkoti, ištarti ačiū, prisiminti ar tiesiog atsiprašyti. Metai buvo su daugybė iššūkių, bet šį vakarą norėčiau pradėti nuo to, kad buvo ir su daugybė netekčių. Šiemet mes praradome 3 garbės piliečius. Šilalės rajono garbės piliečius. Tai Teresė Uksienė, Kodran Bastian ir Joną Biržiškį. Ir šiandieną vakaras, kai įteiksime 7 nominacijas mūsų išrinktiem nominantam. 7 nominacijas, puikiai pažįstu kiekvieną iš jų. Už nuopelnus Šilalės kraštui. Už pilietinės iniciatyvas, bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, nuolatinį įsitraukimą į vietos renginius, miestelio puošybą savo rankų darbo dekoracijomis ir bendrystės kūrimą tarp bendruomenės narių, apdovanojimas įteikiamas Ligitai ir Gedeminui Gedgaudams. Už naujų technologijų diegimą, investicijų pritraukimą, naujų partnerių į rinkų paiešką, darbo vietų kūrimą bei veiklą, skatinančią politikų, valstybinių institucijų ir verslo organizacijų bendradarbiavimą lygiaverčių partnerių pagrindų, apdovanojimas įteikiamas Ingai ir Vygantui Jokubaičiams. Nuolatinį dėmesį žmonių fizinio aktyvumo skatinimui, įvairaus amžiaus gyventojų įtraukimą į sporto klubo ProLine veiklas, Šilalės vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje, už sėkmingą kultūrinę ir švietėjišką veiklą, kuriant kraštui svarbius projektus bei ypatingą empatiją kitų žmonių problemoms, apdovanojimas įteikiamas Modestui Kolyčiui. Už aktyvų pagyvenusių Pajūrio miestelio gyventojų užimtumo organizavimą, renginių, išvykų, talkų inicijavimą, bendruomeniškumo stiprinimą, pagalbos sergantiems telkimą ir glaudų bendradarbiavimą su vietos įstaigomis, apdovanojimas įteikiamas Birutei Kuizinaitei. Už ilgametę pedagoginę veiklą Šilalės lopšelyje darželyje Žiogelis, lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, kūrybiškus kultūrinius bei švietėjiškus projektus ir garsinimą etnokultūrinio paveldo perdavimą vaikams, apdovanojimas įteikiamas Genovaitei Pauliuvienei. Už atsidavimą slaugytojos profesijai, nuoširdų rūpinimąsi pacientais, empatiją, atsakomybę ir indėlį tobulinant sveikatos apsaugos paslaugų kokybę, apdovanojimas įteikiamas Vidai Šniaukštieniai. Už profesionalią žurnalistinę veiklą, nuosekliai pristatant Šilalės kultūrinio gyvenimo aktualijas ir nacionaliniu mastu garsinant Šilalės kraštą, apdovanojimas įteikiamas Vestai Vitkutei. Kad tai, ką darome, mes viską darome iš širdies. Ne dėl medalių, ne dėl apdovanojimų, o dėl to, kaip jaučiame, kaip suprantame, kaip mokame. Taip gera eiti, aplinkui tiek šviesių linksmų veidų. Taip gera jausti, ne vienintelė nuolatos skubu. Aš dairausi, šypsausi, jiems
tiesiai vedu žiūriu. Bandau atspėti, ką galvoja, man tai įdomu. Vieni piktų žvilgsnių žvelgia ir skuba aplink ratu. Kiti patyliukais vis slepiasi ir bėga, gyvena šią dieną ir tartum nebemiega. Jaunystę tą nusipelniau, gyvensiu daug geriau, gyvensiu žaismingiau savo meilę. Ir vaikščiosiu viena, vis judančią gatvę, šypsosis man šalia mano laimė. Taip gera, taip linksma, kad aš net savęs bijau prie bet kurio žmogaus priėjus apsikabinti galiu. Ar tai beprotybė